Šiandien jūs pamatysite 95 metų Europos krepšinio čempionato finalą. Rungtynes, kurias lietuviai pralaimėjo Jugoslavijos rinktiniai. Tiesą sakant, visame šiame krepšinio klasikos cikle yra tik dvejos rungtynės, kurios baigėsi lietuviams nesėkmingai. Šios vienos iš tų dviejų. Aišku, pergalingas ir gerų emocijų sukėlusias rungtynės prisiminti visada smagiau, net ir po 5, 10 ar 15 metų. Sadomasochistinių polinkių neturintiems piliečiams vargu ar šautų į galvą vakarais užsidėti, pavyzdžiui, vaizdajuostę su Atėnų olimpiados pusfinalio rungtynėmis tarp Lietuvos ir Italijos, arba dar kartą pažiūrėti dvikovą tarp Makabi ir Žalgirio su tom 2 nelemtom sekundėm. Tačiau šiam finalui nusprendėme padaryti išimtį dėl kelių priežasčių. Visų pirma, nepaisant nepalankaus mums rezultato, tai buvo vienas iš įspūdingiausių finalų per visą Europos krepšinio istoriją. Sakoma, kad finalai retai būna gražūs. Šis buvo kaip reta geras ta prasme. Antra, tuo pačiu tai turbūt buvo ir pats skandalingiausias finalas per Europos krepšinio čempionatų istoriją. Rungtynių pabaigoje keletas teisėjų sprendimų sukėlė audringą Lietuvos rinktinės reakciją. Po 5-osios pražangos Arvydui Saboniui lietuviai apskritai ketino palikti aikštę ir nebaigti dvikovos. Ir trečia, dėl tų žmonių, kurie tą dieną kovėsi dėl aukso. Olimpiniuose Atėnų sporto rūmuose susirinkę žiūrovai išvydo pačias ryškiausias praėjusio dešimtmečio krepšinio žvaigždes, tokias kaip Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Vladė Divacas, Predragas Danilovičius ar Aleksandras Džordževičius. Na, Sabo ir Šaro tandemas tame čempionate apskritai buvo kažkas nerealaus. Ir finale galėjome dar kartą tuo įsitikinti. Gaila to finalo, žinot, kažkaip net nesinori prisiminti, kaip ten buvo. Gaila, pradom čempionus mes tada. Ir gal biškai daugiau reikėjo kantrybės, gal daugiau išlaikymo reikėjo. Bet mums nervavo tas juodaodis krepšinis, tas teisėjas. Čia buvo, sakyčiau, gal gerbiamos Stankovičiaus kūdikis, sakyčiau. Kadangi ir pats tvarkaraštis buvo sudarytas, tiesiog žalia gatvė buvo padaryta. Pagalvokit, žaidžiam pirmas rungtynės su Graikija, su vietinė komanda, 18 000 žiūrovų. Ir žaidžiam, baigiam rungtynės po 10 valandos vakaro. Ir kitą rytą mes 11 valandą turim žaisti su Jugoslavija pogrupį. Tai palaukit. Po tokių rungtynių parėjus, galit ko norit klausti, maždaug galima užmigti ant 3-4 valandos ryto. Atsikeli ligonis. Ir reikia žaisti Jugoslaviją. Kaip tu? Neįmanoma. Taip, kad reiškia tokios rungtynės. Paskui žinau, kad toliau vėl buvo prieš tai vėl su Italija, vėl toks nepatogus laikas. Visą laiką, ten pasižiūrė lengvas rungtynėlės kažkur žaidžia dieną. Turi daug laiko atsistatyti. Buvo taip, viskas paruoštas tiltas dėl jų. O mums reikėjo truputį geresnių nervų. Bet žinot, sunku pasakyti. Paskutinės rungtynės. Daug lošta, daug išeikvota energijos. Ir tavo 8 rungtynės. Ir aišku, labai sunku. Lengva dabar man kalbėti prie to stalo, praėjus tokiam laikotarpiu 10 metų. O to laiko buvo kitaip. Lygi šiol aš esu nuomonės, gal todėl aš ir esu Kurtinaitis, kad laikausi savo nuomonės. Kaip aš suprantu, gal čia užbėgsiu už akių, žaidimą finalę su Jugoslavais. Mes neturėjom teisės gauti tas 3 techniškas baudas. Dabar kalbu jau ne emocijom, kalbu sveikų protų. Tada taip, mes visi šokom, rėkim, ką galėjom. Kadangi, netgi jeigu ir neteisingai teisėjas būtų skyręs tą pražangą, ten jūs atsimenate turbūt tą momentą, tuo metu taisyklės bylojo taip. Ir šiuo metu turbūt tokios patyrė. Jeigu tu prieš spėjai išmesti kamuolį į krepšį ir paskui užgriuvai ant žaidėjo, gauni puolime baudą, bet kamuolys užskaitomas. Bet tai nustatyti gali tik video sulėtintas įrašas, nes normalu, teisėjas gali apsirikti. Aš abejoju, kad teisėjas sukčiavo, nes jis amerikonas. Jis traktavo tą momentą, kai Štomergas įmetė iš po krepšio, kad jis pirma užlipo ir už dalytę sekundės tada išleido kamuolį. Reiškia, kaip žiūrėjom, 100 kartų žiūrėjau turbūt tą momentą. Viskas vyksta vienu metu. Ir teisėjas gali būti ir vienu, ir kitu atveju neteisus, ir vienu, ir kitu teisus. Jis pasirinko tokį sprendimą. Rungtynės buvo įtemptos, man atrodo, lygų netgi buvo tuo momentu. Galas rungtynių. Mūsų neišlaikė paprasčiausiai nervai. Iš pradžių Sabonis gavo technišką, paskui gavo Marčiulionis technišką.
Paskui mes gavom atsisėdę ant suolelio visą komandą. Mes gavom 3 techniškas, tokių atsakingų momentų, turbūt kokie 3 minutės iki galo, prie lygaus rezultato. Džordževičius įmetė visas 6 baudas. Mes pralošėm tas rungtynės 6 taškais. Reiškia, jeigu nebūtų tų 6 baudų įmetę, jeigu irgi sporte nebūna jeigu. Bet aš manau, reiškia, mes galėjom kautis, gal būtume laimėję porą taškų, gal būtume pralošę porą taškų. Bet ten, manau, tai buvo mūsų su tokia patirtį turinčių žaidėjų, kaip komandos, kaip individualių žmonių, žinančių, kad emocijom teisėjas niekada nepakeis to sprendimo. Ir vis tiek nesugebėjom susilaikyti. Va čia, man atrodo, buvo problema. Taigi, apsišarvuokime kantrybę ir keliaukime į 95-ųjų Atenus. Europos krepšinio čempionato finalas. Lietuva, Jugoslavija. Ir beje, kai prasidės visa ta sumaištis ir sėdimasis lietuvių protestas, atkreipkite dėmesį į Lietuvos rinktinės masažuotoją Juozą Petkevičių. Jo gestas teisėjams tada geriausiai atspindėjo lietuvių nuotaikas. Nu, dabar jis atrodo labai linksmas. Džordžui Tomui Toliveriui iš Jungtinių Amerikos valstijų, NBA teisėjas. Ir žinoma, šeimininkui Nikui Pitsaukui iš Graikijos. Komandos dar turi keletą akimirkų apšilimui, 3 minutės, na, o aš dar kartą noriu pasidžiaugti, štai Jugoslavijos krepšininkai, visi krepšininkai jūsų ekranuose. Dar kartą noriu pasidžiaugti, galbūt tik dabar pradedate žiūrėti transliaciją iš Atėnų, kad geriausių Europos čempionato krepšininkų praktiškai vienbalsiai galima sakyti taip, iš 148 balsavusių žurnalistų 140 balsų atiduota už Arvydą Sabonį. Kągi tikrai puiku ir itin puiku, kad antrasis taip pat lietuvis Šarūnas Marčiulionis 133 taškai. Taigi išeina jau į aikštę, jūs matote Jugoslavus, o išeina į aikštę Lietuvos startinis penketukas. Marčiulionis, Sabonis, Kurtinaitis, Lukminas ir Artūras.